Labas vakaras. Tautos prisikėlimo partijos frakcija jau nereikalauja skubiai perrašyti koalicijos sutarties. Esą premjeras juos labiau supranta. Nors žadėjo balsuoti prieš didinamą pridėtinės vertės mokestį, Tautos prisikėlimo partijos frakcija susilaikė. Išsamiau Aurelijus Griškevičius. Šaltinių teigimu per permainų koalicijos pusryčius premjeras Andrius Kubilius Tautos prisikėlimo partijos frakcijos seniūnui Laimontui Diniui nedviprasmiškai leido suprasti, kad anksčiau nei rudenį naujų postų vyriausybėje tikėtis neverta ir koalicija nesugrius, jeigu frakcija iš jos pasitrauks. Po pusryčių Kubilius ir Dinius susitiko premjero kabinete. Po 10 minučių pokalbio Kubilius Dinių paliko su savo patarėju psichiatru Raimundu Alekna. Su juo Dinius kalbėjusi apie valandą, o po pokalbio pareiškė, kad žengtas žingsnis supratimo link ir atsisakė reikalavimų anksčiau nei rugsėjį perrašyti koalicinę sutartį. Šiam momentui mes tikrai nekeliam jokių reikalavimų dėl jokių postų ir apie tai kalbėsime rudenį, kuomet bus labai aiškiai apsispręsta, kokia bus tolimesnė permainų koalicijos sutartis. Premjeras pažadėjo, kad koalicijos sutartis rudenį bus perrašoma. Mums užtenka sveiko proto suvokti, kad pasikeitus štai tokiai politiniai situacijai viduje koalicijos, bandyti neatsižvelgti į tai pačioje koalicijos sutartyje būtų didžiulė klaida, nes faktas, kad tikrai stabilumą negalėtume išsaugoti. Mokesčių didinimui mes nepritarsim, manom, kad šį procesą reiktų pristabdyti. Tautos prisikėlimo partijos frakcijos seniūnas sakė, kad balsuos prieš pridėtinės vertės mokesčio didinimą, tačiau dauguma susilaikė, o prieš balsavo vienas frakcijos narys. Aš jiems sakiau, kaip mes vertintumėm vienokius ar kitokius veiksmus, jie tą žino. Signalai buvo duoti ir tiem nevamaištaujantiem, kad bus galima apsieiti ir be jų. Premjeras šiuo atveju pasakė, kad kai kurie ženklai rodo, kad yra ne visai pasiekta politinė branda. Rytoj turėtų paaiškėti, ar Tautos prisikėlimo partijos frakcija laikysi žodžio ir balsuos prieš tikslintą biudžetą. Aurelijus Griškevičius, Vidmantas Beržinis, LNK žinios Vilnius. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino atnaujintą Andriaus Kubiliaus vyriausybę. Išskyrus socialinės apsaugos ir darbo ministrą, visi liko postuose. Rimantą Dagį pakeitė Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas Donatas Jankauskas. Pastarasis jau prisiekė Seime. Anksčiau eurokomisaru tapusi finansų ministrą Algirdą Šemetą pakeitė Ingrida Šimonytė. Pridėtinės vertės mokestis nuo rugsėjo didėja 2 procentais iki 21. Ekspertai sako, kad tai turės neįgiamos įtakos vartojimui. Kai kurių prekių kainos gali pakilti arba kristi šiek tiek mažiau. Plačiau Giedrė Daugirdaitė. Seimui padidinus pridėtinės vertės mokestį nuo 19 iki 21 procento, premjeras Andrius Kubilius prognozuoja, kad kainų šuolis bus mažesnis. Padidinus PVM mokestį 2 punktais, bendras kainų indeksas gali padėti maždaug 1,5 procento. Tai noriu priminti, kad Lietuva yra atlaikiusi ir metinį kainų indekso augimą 11 ir 12 procentų. O iš kitos pusės, tai esant dabartiniai defliacijai, tas 1,5 procento kainų indekso paaugimas, man atrodo, tikrai nesijaus. Opozicija tikina, kad pakėlus mokesčius dar labiau suklestės šešėlinis verslas. Mums yra siūloma, kad padidinti mokestį sąžiningiams verslininkams mokantiems, kurie dar gali mokėti, o kurie negali, tai tegul arba nelegaliai kažką daro, arba bankrutuoja. Tai lygiai tas pats ir žmonėms sumažinome atlyginimus, pajamas žmonėms, o kainos visiems pakils. Padidinus mokestį į biudžetą tikimasi papildomai surinkti apie 300 milijonų litų. Kainų komisija prognozuoja, kad įvertinus dujų kainas, šį šildymo sezoną šiluma gyventojams mažės 1/6. Ekspertai sako, kad būtiniausių prekių kainos gali kilti, kitų kristi mažiau negu turėtų. Padidinimas mokesčio, žinoma, kad turės neigiamą poveikį vartojimui ir ta prasme, kad žmonės tiesiog už tos pačius pinigus susipirks šiek tiek mažiau. Seimas pritarė pelno mokesčių sumažinimui iki 15 procentų. Ekspertai sako, kad šiai dienai jis nėra reikšmingas, nes sunkmečių įmonės patiria nuostolių. Jis svarbus didelį pelną gaunančiams bendrovėms. Giedrė Daugirdaitė, Vidmantas Beržinis, Remigijus Pakėnas, LNK žinios Vilnius.
Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo Seimo narės Astos Baukutės piktnaudžiavimo tarnybinę padėtimi ir neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės panaudojimo. Tyrimas pradėtas gavus buvusios parlamentarės padėjėjos Viktorijos Barkauskaitės pareiškimą, esą Seimo narė fiktyviai buvo įdarbinusi kitą padėjėją, nemokėjo jam atlyginimo ir pasisavino jo banko kortelę. Tam, kad apklaustų parlamentarę, generalinis prokuroras turi kreiptis į Seimą dėl jos imuniteto panaikinimo. Už minėtą nusikaltimą numatyta laisvės atėmimo bausmė iki 6 metų. Leo LT prezidentas Virgilijus Poderys per savaitę paliks šį postą. Tokį pažadą jis davė prezidentai, kai ši pareiškė, kad Poderys negali vienu metu vadovauti Leo LT stebėtojų tarybai bei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, nes sukelia interesų konfliktą. Plačiau apie tai žiūrėkite vakaro žiniuose. Paaiškėjus, kad Lietuvos banko valdybos nariai sunkmečių nusistatė milžiniškas algas, o jos pirmininko atlyginimas didesnis už prezidentės, nutarta algas ženkliai karpyti. Be to, ruošiama įstatymo pataisa, kad Lietuvos bankas į valstybės biudžetą pervestų daugiau nei pusę savo pelno. Ričardas Šimkus reportažas. Lietuvos banko vadovas sako, kad labiau taupyti nei dabar jau nebegali. Esą visiems 5 banko valdybos nariams alga sumažinta 15%. Vidutinis kiekvieno jų mėnesinis atlyginimas dabar siekia apie 21 000 litų. Valdybos pirmininkas sako, darbo užmokestį susimažinęs net 20%. Tačiau jo mėnesinė alga vis tiek išlieka didesnė nei Lietuvos prezidentės. Tai yra virš 26 000 litų. Jis sakė, susimažino kiek? 4 sakė, susimažino pats nežiūrint įstatymų. Ir reprezentaciniam nuo tos sumos priklauso 20%, tai virš 5 000 sudarytų neatsiskaitytinai. Lietuvos banke dirba daugiau kaip 800 tarnautojų. Jiems taip pat apkarpytos algos. Tačiau šiemet per pirmą pusmetį visiems kartu išmokėta maždaug 683 000 litų daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Kokiu būdu ją mažino, negaliu pasakyti, bet faktas yra tas, kad galutinėme rezultate išmokėta daugiau negu per 2008 metų vieną pusmetį. Jos nedidesnės, mokesčiai pasikeitė. Juk mokesčio dydis pasikeitė. Šiemet mažesnis mokesčio dydis. Seimo audito komitetui užkliuvo ir Lietuvos banko komandiruotės, kurioms esą išleidžiamos milžiniškos sumos, bei kai kurių pastatų būtinybė. Bankas turi 5 pastatus ir dar 2 statinius Lietuvos kurortuose. Juose esą banko darbuotojai tobulinasi. Pasak audito komiteto, algą banko valdybos nariai nusistato patys kokią nori, o pirmininko užmokestis skaičiuojamas pagal pasenusią tvarką. Ketinama ženkliai apkarpyti valdybos atlygį ir įvesti naują jo paskaičiavimo sistemą. Ketinama keisti įstatymą, kad banką galėtų patikrinti valstybės kontrolė. Be to žadama kreiptis į Seimą, kad Lietuvos bankas biudžetui atiduotų didesnę dalį pelno. Dabar bankas į Lietuvos biudžetą įneša pusę savo pelno. Pernai 182 milijonus litų. Ričardas Šimkus, Donatas Pakštys, LNK žinios. Pasienyje su Baltarusija muitinės kriminalistai sulaikė rūkalų kontrabandą, paslėptą vilkiko priekabos lubose. Pasakoja Jonas Varnas. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai Lavoriškių kelio poste sulaikė Baltarusio vairuojamą vilkiką. Vairuotojas teigia grįžtantis iš Rusijos, ten gabeno iš Vilniaus šaldyto žuvies krovinį. Muitinės kriminalistams kilo įtarimų, kad puspriekabėje šaldytuve gali būti slepiama kontrabanda. Vos pradėjus ardyti lubas, iš ertmių pareigūnams ant galvų pradėjo birėti kontrabandinių cigarečių pakeliai. Baltarusis prisipažino gabenęs kontrabandą. Jis sulaikytas 2 paroms. Iš viso muitininkai surado 24 000 cigarečių pakelių. Visos cigaretės buvo su rusiškomis banderolėmis. Rūkalų vertė apie 115 000 litų. Iš viso šiemet muitininkai sulaikė apie 2 milijonus kontrabandinių cigarečių pakelių, kurių vertė virš 9 milijonų litų. Pasak muitininkų, rūkalai skirti ne Lietuvos, o vakarų Europos tabakų rinkoms. Jonas Varnas, LNK žinios.
Palangoje sumuštas ir apiplėštas poetas ir rašytojas Romualdas Rastauskas. Pranešama, kad nukentėjęs poetas pats atvyko į policijos komisariatą. Jis buvo apklaustas, peržiūrėjo policijos akiratin patekusių įtariamųjų nuotraukas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo. 2 plėšikai užpuolė Rastauską naktį namo kieme. Vienas smogė kumščiu į galvą, kitas spyrė į veidą ir sulaužė nosį. Užpuolikai pagrobė rankinę su pinigais ir brangiais akiniais. Rašytojas buvo nuvežtas į ligoninę ir operuotas.